Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Dažnai nepagalvojame, kaip aplinkos elementai, augalai, gyvūnai, reljefas daro didžiulę įtaką pastato būklei. Kartais jau statybose yra daromos klaidos. Pavyzdžiui, jos yra statomos neteisingai parinktoje vietoje. Aišku, ne visada gali pasirinkti tą vietą, arba ilgainiui jį kinta. Žemės paviršiaus lygis kyla arba smenga, įsiveisia nenaudingi pastatui gyvūnai, arba užaugo gražus vešlus medis priešais fasadą, taigi jis kaupia drėgmę, jo šaknis ardo pamatus, jo lapai užkemša lietvamzdžius. Tam, kad išlaikyti istorinio pastato gerą būklę, reikia stebėti aplinką ir ją prižiūrėti. Šiandien su Fixus Mobilis specialistais aptarsime statinio aplinkos priežiūros ypatybės. Taip paprastai kalbant apie aplinką, stereotipiškai, tai įsivaizduoju, medžiai, pieva, krūmai, vijokliai. Bet nujaučiu, kad kur kas platesnis elementų spektras yra pastato aplinka. Tai, iš tikrųjų, pastato aplinką sudaro ne tik augalai, tai taip pat yra, viskas, ką mes matome. Tai gali būti ir žemės paviršius, tai yra jo nuolydžiai, reljefas, taip pat tai gali būti įvairios dangos, aikštelės, pavyzdžiui, matome betoninės trinkelės dėtas prie pat pastato. Ir tai yra visi veiksniai, kurie nėra tiesioginė pastato dalis, tačiau daro jam įtaką. Tai pavyzdžiui, tie patys augalai savo šaknimis gali pažeisti pamatą, jie sulaiko drėgmę, tai pastatas lėčiau vėdinasi, taip pat netinkamos dangos gali labai neigiamai paveikti ypač apatinę pastato dalį ir panašiai. Tai aplinka yra ne tik augalai, o viskas, kas daro pastatui įtaką. O kokią įtaką gali daryti pastatui reljefas? Tai reljefas iš tikrųjų yra labai labai svarbus, nes jeigu reljefas yra suformuotas taip, kad vanduo, pavyzdžiui, lietaus tekėtų ne nuo pastato, o į jį, tai tada jisai atsiduria lyg tokioje duobėje ir tada ta drėgmė pradeda dar labiau kauptis ties pamatais ypač ir tie pažeidimai yra gerokai didesnio masto, negu kaip nuolydis yra teisingas žemės reljefo. Tai iš tikrųjų yra svarbu, kad tie nuolydžiai eitų ne į pastatą, o tolyn nuo jo, kad vanduo nutekėtų sklandžiai ir tolygiai, tai reiškia, kad ne tik būtų tinkamas nuolydis, bet ir nebūtų įvairių duobelių, kur gali susiformuoti balos, o jeigu jau tokios duobelės atsirado, tai yra labai svarbu jas užlyginti, kad tas kelias būtų visiškai sklandus vandens. O kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos kuriant aplinką arba ją prižiūrint? Kiek man teko susidurti važinėjant po objektus, tai labai dažnai šalia fasadų yra sandėliuojami daiktai, kartais ir didelių gabaritų. Tai kodėl tai yra blogai, nes kai yra fasadai užkraunami daiktais, tai jie gauna mažiau saulės šviesos, tai reiškia, kad fasaduose susikaupusi drėgmė tiesiog lėčiau garuoja. Taip pat ten yra patogi, kadangi tai yra tamsi terpė veistis įvairiems kenkėjams ir panašiai. Ir kitas labai dažnai sutinkamas dalykas, tai yra, kad prie pat fasadų yra barstoma žiemą druskos arba druskos ir smėlio mišiniai, kurie yra skirti padaryti, kad žmonėms būtų patogu vaikščioti, kad nebūtų slidu, tačiau tos druskos ištirpusios, jos prasismelkia gilyn į gruntą ir po to jos kyla atgal į pastatą ir tada atsiranda druskų pažeidimai. Tu ir aš mes labai mėgstam senus pastatus, ne? Taip. Mes iš tų, kurie dažnai vaikščiodami gatvėmis žiūrime į pastogės, į jų reiškia, dekoracijas ir pastebim tikrai netgi ne visai apleistus pastatus, beveik gražiai restauruotus, vis tiek auga koks nors želia grožis. Dažniausiai tai būna berželis. Kaip jis ten užlipo, kam jį namas augina, paaiškink. Taip, tai iš tikrųjų, tu esi teisus, labai dažnai būna ant pastato stogo, pavyzdžiui, ant lietlavose, arba net ant sokolio, pavyzdžiui, išdygęs koks nors tai augalus, mes juos vadinam savaiminiais augalais. Savaiminukai. Taip, savaiminukai, kadangi jie yra savaime atsiradę, jų ten nieks nepasodino, kaip ir nebuvo niekam tokio poreikio, reikia tikėtis, bet taip dievulis lėmė. Bet taip. Ir kadangi ten buvo gera terpė, geros sąlygos ir jie ir užaugo. Ir kokia mūsų kaip pastatų prižiūrėtojų valdytojų pareiga, tai yra neleisti tokiems savaiminukams užaugti, dėl to, kad jie iš tikrųjų kenkia pastatui. Tai ypač, sakykime, ypač kai jie pasidaro dideli, jau kad ir tie berželiai, didelis augalas, didelis ir šaknis,
Kaip didelis vaikas, didelės problemos, taip ir su šituo. Taip, visiškai teisingai. Ir tos šaknis ir tinką gali pažeisti, ir konstrukcijas. Tai reikėtų išrauti vos tik tais prasideda želti. Vos tik yra pats mažas augalėlis. Išrauti ar išrauti, nupjauti? pašalinti. Aha. Tai jeigu mažiukas, tai užtenka išrauti. Pavyzdžiui, arba jeigu, sakykime, kokiam tai lietlovė išdyga, tai reikia lietlovius valytis dažniau iš tikrųjų. Ir tą. Lietlovis tai paprasčiausia. Taip, čia. Bet jeigu jisai ten sienoje arba ten... Jeigu jis jau yra didelis, pavyzdžiui, jau visas medis, tai yra sudėtingiau, nes ir tos šaknis giliau yra įsišaknyje. Tai tokiu atveju vis tiek jį reikia, žinoma, pašalinti, nes net kai vėjas medį judina, šaknis irgi juda ir ta problema pastatui didėja iš tikrųjų. Tai nupjaunam medį ir pažiūrim pagal galimybės. Jeigu, sakykime, galima tą šaknį pašalinti irgi iš konstrukcijos, pašalinam, bet kartais jos yra tokios didelės, kad mes jas išimdami pažeisime dar labiau pastatą. Sakykime, ten tinkas gali nukristi. Ir panašiai. Tai tokiu atveju reikėtų šaknį nupjauti kuo galima daugiau ir palikti, kas liko, ir apdoroti su herbicidais. Tai kad, tiesiog nebedželtų daugiau, dėl to, kad, toj vietoje jau yra terpė ir jisai gali tikrai atsinaujinti, jeigu mes taip nupjausime. Šaknis, medžio dalis lieka, tiksliau, medžio dalis tampa pastato dalimi. Šiuo atveju, kuriam laikui, sakykime, taip, bet mes, sakykime, pritaikom tokį kaip ir gydymą tai šakniai, apdorojam ir laukiam, kol jinai nudžius arba supus ir kol bus galima ją lengvai ištraukti. Tiesiog nepažeidžiant dar daugiau pastatų. Ir aišku, reikia irgi įvertinti, pasižiūrėti, kad ten nebūtų likusios kokios ten skylės, sakykime, pro kurią galėtų patekti vanduo į vidų. Tai reikia užtaisyti, uždengti tokius, nesandarumus, nes ta problema, jinai vis tiek, sakykime, pastatui vis tiek didės, jeigu vanduo pateks. Dvarai turi savo alėjas, parkus, ne? Tai jų kirsti, suprantu, tų medžių negali, bet ar galima juos genėti ir kokias taisyklės tai daryti? Jeigu tas medis nėra saugotinas, tai genėti galime. Ir mes rekomenduojame iš tikrųjų, tai kas mums yra svarbiausia, kaip kultūros, paveldo specialistams, kad apgenėti tos, sakykime, medžius, nuo kurių šakos siekia pastatą. Tiesiog, kadangi jos irgi ten meta šešėlį, trukdo vėdintis. Beldžia į langą. Taip. Ir lapų, sakykime, dar daugiau ten prikrenta į lietaus nuvedimo sistemą. Nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos yra laukinių paukščių perėjimo periodas. Todėl tuo laikotarpiu genėti medžių yra negalim, nes mes galim sutrikdyti tiems paukščiams. Tai reikėtų tai daryti anksti pavasarį arba jau po rugpjūčio 1 dienos rudenį. Bele kaip? Ne, taip, žinoma, kad ne bele kaip, irgi reikia laikytis visų saugumo taisyklių. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus asmuo savo valdomoje teritorijoje gali kirsti ar kitaip tvarkyti tik saugotiniems nepriskirtus medžius ir krūmus. Todėl prieš pradėdami darbus patikrinkite, ar tam tikri medžiai ar jų sankaupas, apželdinimo būdas, kultūros vertybių registre nėra nurodyti kaip paveldo objekto vertingosios savybės. Taip pat įsitikinkite, ar medžiai nėra priskirti saugomiems pagal kitus kriterijus, pateiktus Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime. Į šias kategorijas patenkančių želdinių pjovimo ir genėjimo kreipkitės į savo miesto ar rajono savivaldybę. Plačiau apie leidimų kirsti, persodinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimą galite sužinoti savivaldybių patvirtintuose aprašuose. Jei planuojate sodinti naujus augalus, įsitikinkite, kad jie nepažeis nustatytų kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių. Pavyzdžiui, apželdinimo pobūdžio, planinės struktūros, kompozicijos ir nepakenks statiniui fiziškai būdami per arti jo. Vertinkite ne sodinuko, o užaugusio augalo dydį. Minimalūs atstumai nuo medžių ir krūmų iki statinių yra reglamentuoti. Juos rasite medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėse. Medžiai yra neatsiejama istorinių statinių aplinkos dalis. Išsiaiškinome ir aptarėme, kaip juos turime prižiūrėti, kad medžiai galėtų kerotis, sukurdami tą didingą vaizdą, kuris užgniaužia kvapą atvykus, pavyzdžiui, į dvarą. Bet ir tuo pačiu būtų kuo mažiau kenkiama
pastatui esančiam tokioje aplinkoje. O dabar aptarkime kitą aplinkos dalį – įvairius gyvūnus, kurie mėgsta šiltas ir patogias vietas, o ypač kultūros paveldo pastatų pastogės. Laura, senų pastatų teritorijoje, dvarų kompleksų ar mažiau apleistų ar atnaujintų, vis tiek vešliai gamta auga. Jeigu koks bokštelis stovi, tai ten iš vis ornitologų turbūt svajonė. Ir gandrų lizdas, ir kregždės, ir dar keturkojai gyvena, kokie lapių urvelė savo pasidarius ten pastato pamatuose, ne? Iš tikrųjų, aplink tuos istorinius pastatus ir netgi juose pačiuose gyvena labai daug įvairios gyvūnijos, tai su kuria dažniausiai susidarėme, tai yra paukščiai. Ir nors iš pradžių gali pasirodyti, kad paukščiai tai čia galbūt ir romantika kažkokia, tačiau jie nėra tinkami įnamiai turėti pastate, ypač istorinėme, kur gali būti ir daugiau angų ir panašiai. Tai kodėl taip yra? Tai iš tikrųjų paukščiai gali padaryti žalą tiek, tarkim, vėdinimo sistemai, nes jų plunksnos gali užkišti tiesiog angas, taip pat jų išmatos ir jų lizdai gali užkimšti vandens nuvedimo sistemą ir jų išskiriamos išmatose cheminės medžiagos gali netgi pragraužti ir sunaikinti įvairias tiek apdailos, tiek, pavyzdžiui, atviras konstrukcinės medžiagas. Taigi, jeigu vis dėlto radote paukščių lizdų, tai reikėtų su jais draugiškai, tačiau išmokti, kaip jų išprašyti iš pastato. Visų pirma, gal vertėtų pasakyti, ko negalima daryti. Tai negalima paimti ir taip neapdairiai pradėti ardyti tų jų lizdų, nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus visi natūraliai paplitę Lietuvoje laukiniai paukščiai yra saugomi. Tai ką galima tokiu atveju padaryti? Tai yra, jeigu lizdas dar yra neapgyvendintas, jį paimti ir perkelti šiek tiek toliau, į mažiau, sakykime, pastatui kenksmingą vietą. Tačiau tas toliau jų turėtų būti nedaugiau negu 100 metrų nuo ten, kur buvo rastas lizdas. Jeigu jau paukščiai skrido ir jų nebėra, tai pirmą įsitikinam, kad jų tikrai nebėra, kad pastatas jau yra tuščias. Ir tada tas angas mes rekomenduojam uždengti tinkleliu, tam, kad būtų paliktas vėdinimas. Nes labai dažnai būna, kad paukščiai gyvena pastogėse ir patenka per tam tikras pastogės angas, kur vėdinimas yra labai svarbus, nes esam sutikę, kad užkamšo tam, pavyzdžiui, kokio nors montažiniam putam ar panašiai, tai yra netinkama. Jo, aš apie montažinius niekad nepamiršiu. Ja, Fixus Mobilis griežtai. No! Ir dar vieni gyventojai, kurie mėgsta gyventi rūsiuose, šiek tiek žemiau nei beje ir pastogėse gali gyventi žiurkės ar kiti burundukai, žodžiu, graužikai. Nenorėjau taip piktai apie jas kalbėti, man jie šiaip mėly, aš esu auginęs žiurkę, labai protingi gyvūnai. Ką tu apie jas manai? Na tai jeigu tai yra vis dėlto, tai yra pastato kenkėjai, taip pat kaip ir paukščiai, jie daro žalą pastatui, nes jie taip pat platina ligas ir jie daro tokią labiau fizinę žalą patys objektams. Tarkim, jie graužia medinės konstrukcijas, esame matę labai daug sugraužtų grindų. Kas graužia? Žiurkės. Kodėl jos graužia? Nu, jos viską graužia. Tiesiog. Kaip mielai pasakyti. Tačiau galbūt dar skilutės, tai skilutėm galima ten kažkaip sutvarkyti, tačiau būna atveju, kai jos pragraužia laidus ir kyla net ir gaisrai. Tai iš tikrųjų, jeigu pastebėjote bent vieną graužiką, tarkim žiurkę, tai reikia iš karto imtis priemonių, kol dar jie neišplito visur. Panelė Laura, gyvūnų ekspertė. Tu juk myli gyvūnus, ane? Taip. Gerai. Tada koks būtų toks neskausmingiausias, toksai švelniausias būdas su jais atsisveikinti iš namų? Na, iš tikrųjų dabar jau šiais laikais yra labai daug įvairiausių spąstų, kurie gyvūnų nežaloja, o juos tiesiog leidžia perkelti iš to objekto, kuriame jie gyvena. Šie robotai? Ne, tam tikros tokios dėžutės, kurios ten neprispaudžia ar kažkaip, o tiesiog užsidaro durelės ir galima tą gyvūnėlį pernešti jau kažkur kitur toliau nuo pastato. Nebrangios? Nebrangios. Tada viskas gerai sutampa. Pastogėse Fixus Mobilis specialistai aptinka ne tik graužikų ar paukščių, bet ir kitų tikrai įdomių gyventojų. Kartu su Laura keliaujame į pastogę, kurioje aptikome tikrai įspūdingų architektūrinių kūrinių. Laura, kad aš esu nebailus, tai pripažįstu pat savo, bet kad tu esi tokia drąsi, tu net sugebėjai širšių lizdą nupjauti ir dabar laikai rankose prie kitų širšių lizdų ir jie dar gyvi. Taip. O kodėl tu jį nupjovai? Tai čia jau yra pašalintas širšių lizdas, kai jau širšės buvo išskridusios, tai čia tos drąsos iš tikrųjų daug ir nereikėjo. Aha, bet vis tiek stovėti prie gyvų lizdų yra reikalų. Negi jie kenksmingi, nenaudingi, savo tyliai ten gyvena, miega, palėpėje. Taip, tai
žiūrint kam kenksmingi. Iš tikrųjų, širšių lizdai ir pačios širšės yra kenksmingos tiek pastatui, tiek ir žmonėms. Tai kodėl pastatui? Todėl, kad širšės sustukdama šiuos tikrai gražius lizdus, jos smulkina ir ardo visą aplink esančią medieną, vat, pavyzdžiui, kaip čia matome, ir tada sumaišius su seilėmis, jos ir daro tuos savo lizdus, nes va čia kaip matosi, kad tai yra panašu į popierių. Tai čia yra popierius pagamintas iš aplinkinės medienos. Aplinkinės medienos. Taip, ir širšių seilių. Tai jos labai fainai perdirba medį į popierių, kurio mes galim kažkaip tai naudotis, ar ką? Na, kadangi jisai labai greitai suyra, tai iš tikrųjų manau, kad jis yra naudingas tik pačiam širšiams. Tačiau, kodėl tie širšių lizdai yra blogai? Nes jos kenkia ne tik pastatui, ir žmonėm, ypač jeigu žmonės yra alergiški. Kartais žmonės sako, kad aš nealergiškas širšiam, bet tos alergijos gali išsivystant bėgant metams ir netgi vyresni žmonės gali tapti alergiški to net nežinodami. Niekada nežinai. Tu jau žinai, ar ne? Ar aš esu alergiška? Taip. Manau, kad ne, bet niekada negali žinoti. Beje, o kada saugiausia, kokiu metų laiku, nežinau, pjauti širšių lizdus ar... Tai jeigu jau randam širšių lizdų, ypač tokių didelių kaip čia, tai pirma, ką mes rekomenduojam, tai yra nešalinti jų patiems, kreiptis į tarnybas, kurios tai daro. Tačiau jeigu vis dėlto jau labai norisi pašalinti patiems, tai yra labai svarbu apsaugoti tiek save, tiek aplinkinius ir tą daryti su apsaugos priemonėm. Tai yra tokie kombinezonai, viso kūno apsaugantis, iš esmės. Ne, iš tikrųjų bitininkų tie kombinezonai. Taip, kur ir veidas yra uždengtas. Ir labai svarbu pasirinkti tinkamą laiką tų lizdų šalinimui, nes jeigu tai yra daroma kažkokiu vasaros periodu, tai bent jau, kad tai būtų naktis, kada jos užmiega, arba dar geriau šaltą dieną, nes jos tada yra mažiau aktyvios. O geriausia tai yra palaukti žiemos, kada jos iš esmės žūva arba išskrenda iš lizdų ir tada tiesiog pašalinti tuščius lizdus. O, mama mia. Tu tikrai norėjai atvesti, kur atvedai? O, mama mia. O, mama mia, aš tokio reiškinio esu matęs. Siaubo filme. Eik tu sau! Čia mes užlipom tam, kad užkastume. Jo, šiek tiek baltymų. Kaip siaubo filme. Ką jie čia daro, klausyk? Ir kas jos yra iš vis? Matos kadre? Fū. Svarbu, kolbom taip privertom burnom, gerai? Ne, aš jau Gerai, galim? Bent 5. Jau, ne? Per nosį ar per burną? Gerai, tai mažai kvėpuojant, daugiau šnekant, bet prikastom lūpom. Puikiausias sąlygas, turbūt ekstremalesnių gyvenime neturėjau. Aš irgi. Jo, aptarti vabzdžių reikalus, kenkėjų reikalus. Mano didžiausia priešą, nes turiu trobą medinę, kirvarpos, kurios graužia ėdą, net neatsiklausdamas visus nuostabius šitos balkius. Va, žiūrėk, kaip apgraužtas. Taip. Čia va šitos muselės ar čia... Ne, čia jau buvo taip. Buvo, kas jūs graužia? Anksčiau greičiausiai graužia ūsuočiai, Lietuvoje labiausiai paplitęs tokių konstrukcijų medinių. Aha. Kenkėjas, kaip mes vadinam, bet kenkėjas jis yra tik mums. Jam tai yra maisto šaltinis. Taip, tai jį reikia paglostyti ir jo reikia pasidžiaugti. Taip, mylėti, saugot. Nesulauksi, aš šiaip esu gamtos žmogus, bet labai nemėgstu, nes toks nekaltas buožgalviukas ten rausės, valgo ir paskui vieną dieną visas stogas dėl jų tunelių ten balkėse gali pragriūti. Atsakyk tu man į paprastą dalyką. Koks efektingiausias būdas atsikratyti? Atsikratyti. Graužikų šitų medžio. Pirma, pasirūpinti, kad jų nepatektų į pastatą, nes dažniausiai jie atkeliauja iš miško su nedirbta. Ne. Tai, kai įsinešame žievėtus dalykus ar ką, mėgstame malkų, pakurom atsinešti, jie gyvena po žieve. Taip. Ir kai jiem ten pritrūksta maisto, jie ieško jo kitur. Tai reiškia, jie yra šiltam pastate, jiem ten smagu gera būt, valgyti ir jie ten pradeda daugintis ir... Gerai, o jau jeigu atsirado bėda, jeigu jie tapo šeimos, nepagidaujamais šeimos nariais, tai reikia stebėti, kokio masto ta bėda. Jeigu tai yra nedidelė ir matome tik ten kažkiek nedaug tokių baltų krūvelių, kaip miltelių, kurie graužia, taip, ar skilučių, galima į vidų švirkšti insekticidus ar tepti antiseptiku. Aha. Tas kvapas yra aštrus, jie arba natūraliai numirs nuo to kvapo, arba pasitrauks kažkur kitur. Žiūrėk, o iš tikrųjų tai čia žvirbliukų galima prileisti, jiegi labai, arba šikšnosparnių. Reikia kokį langą atidaryti ir šikšnosparniai turės tokią balių. Nu tikrai.
Pastogės mėgsta ne tik vabzdžiai, graužikai, bet ir žinduoliai. Vieni mistiškiausių ir paslaptingiausių gyvūnų, kurie mėgsta bažnyčių ir kitų istorinių statinių pastogės, yra šikšnosparniai. Su mumis savo patirtimi dalinasi Deividas, šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininkas. Deividai, aš jūs pažįstu kiek anksčiau, tai su jumis bendraujant iškart norisi aukščiau šiek tiek žiūrėti į medžių viršūnės ir aplinkui. Kuo jūsų draugija rūpinasi? Mūsų draugija vadinasi šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija. Tai vien pavadinimas pasako, kad rūpinamės pačiais, ko gero, paslaptingiausiais gyvūnais, tai šikšnosparniais, ir norim sugriauti mitus, kad iš tikrųjų jie kažkokie yra baisus, nepažįstami ir nemalonus galbūt. O jūs vadina Batmanu? Vaikai, kai jau antrą kartą susitinkam, sako, žiūrėkit, Batmanas. Būna tokiu atveju. Bet lietuviškai tariant, šikšnosparnių guru jūs esate, Deividai. Dažniausiai šikšnosparniai įsikūrė senovinėse pastatuose, nes jie nėra steriliai restauruoti ir tuo labiau, jeigu pastatas senas, tai ir tikėtina, jeigu gyvena kolonija, tai gyvena ten jau vos ne šimtmetį, nes šikšnosparnių gyvenimo trukmė gana ilga, apie 40 metų. Dvarvietės bažnyčių aplinkos yra vienas pačios patraukliausios šikšnosparniams, tiek kiekybinių požiūrių, tiek ir rūšinė sudėtim. Nes vyrauja vis tiek seni brandus medžiai, kurių lapais maitinasi vikšrai, drugelių, vabzdžių daug, tai tiesiog yra ta mitybinė piramidė teisinga ir šikšnosparniai ir vietoje ramios vietos dažniausiai, tai šikšnosparnių tyrėjams tai yra vienas pagrindinių vietų. Deividai, ką jie gali pridaryti pastatui? Šiaip iš tikrųjų kaip ir nieko fizinė prasme, nors žmonės galvoja gal kiek kitaip. Manydami, kad šikšnosparniai yra skraidančios pelės, o pelės yra graužikai. Pelės, aišku, gali instaliaciją pragriaužti, praėjimą kažkokį savo pasitobulinti, apšiltinimo medžiagai, išgriaužti lizdą, susikurti iš tos medžiagos. O šikšnosparniai tai yra vabzdžiaėdžiai. Visai kiti gyvūnai, netgi įsižeistų, jeigu jį pavadintum pelę. Tai jie gali įsikurti tik pagal esamą situaciją. Jeigu yra pastate kažkokia anga, kuri nuveda į saugią palėpę, pastogė, tai jie naudojasi esamą situaciją. Jie neplipdo su moliu kažkokias angas, neprisitempia lapų į vidų. Turim čia patį didžiausią Lietuvos šikšnosparnį, tai galėsite įsivaizduoti, kaip atrodo didžiausias Lietuvos šikšnosparnis, tai čia nėra skraidantis kačiukas koks. Ir kaip jis pakliuvo, tai jis yra pas mus globotinis, nebegali grįžti į laisvę. Jam yra aplinkos apsaugos agentūros leidimas, nes laukiniam gyvūnui tokį gali laikyti ir jis negali grįžti į laisvę, tiesiog dėl sparno pakitimų. Jis negali ištempti. Ką daryti, jeigu žmonės norėtų, ar būtina skambinti jums, ar patys gali atsisveikinti su juo? Šiaip, jeigu aptikot šikšnosparnį pastate pas save, ypač dažnai sulaukiam, ne dažnai, bet sulaukiam skambučių, keičia stogą. Keičia, kada šiltuoju sezono metu. O ten jau būna veisimosi kolonijos, nes šikšnosparniai į savo jauniklius veda gegužės mėnesį panašiai. Ir palieka savo buveinę rugpjūčio gale, net rugsėjo pirmosiom dienom, tai gana ilgas vasaros laikotarpis, kurie gyvena pastate. Tai jeigu nuėmus dalį stogo ir atradus tą koloniją, reikėtų tą dieną sustabdyti galbūt darbus. Yra vis tiek prieš statybas kitų darbų. Pasiruoškite tai dienai galbūt. Ir galbūt kažkiek tai lengvai pridengti, palikti juos ten. Nes šikšnosparniai yra protingi, jie savo vaikus saugo, nepalieka jauniklių. Šikšnosparniai, kaip paukštis prie lizdo prieis gali skristi, palikti savo kiaušinius jauniklius. Tai jie sutemus juos, kol mažiukai šikšnosparniukai persineš, susikabins kaip mažas kuoliukas prie kūno ir visą koloniją persineš kažkur tai kitur juos. Bet yra toks laikotarpis, kada tie vaikučiai, jaunikliai, paauga iki paaugliuko dydžio, patys neskraido, bet yra per sunkus, kad juos paneštų. Tai va tas yra imliausias laikotarpis šikšnosparniams, kada mamos to negali pasirūpinti jais. Tada jie galbūt pereis į kitą atstogo tam dalį, kol jūs tą tvarkysit, tada jie arba paaugs, kad jau galės skristi, arba va tokiu atveju mes jau konsultuojam, kad juos saugiai pernešė kažkokią kitą, šalia esančią buveinę, kur būtų iš tikrųjų jie išsaugoti. Jeigu jūs norite iškeldinti, palaukti sezono, kai jie įskrenda, ne? Tada prikabinti namukų jų, o kaip apskaičiuoti, kiek namukų? Kuo daugiau, to geriau. Taip, gerai. Šiaip tai įsivaizduoti, galim parodyti, kaip atrodo tai namukai. Ir tie namukai gali išgelbėti ir jiem gerai, ir mum gerai. Jie pas mus nebegyvens
bet gyvent šalia. Ir tuo labiau, jeigu tokios senovinio pastato kaip dvaras aplinkoje gyvena šikšnosparnis, čia dar pliusas, nes mistika šikšnosparnis, jeigu priduoda dvarui dar mistikos, tai lankytojų papildoma trauka yra. Tai čia yra vieno tipo inkiliukas, kuom jis skiriasi nuo paukščiams skirto. Nėra angos, nėra angos, viršuje angos, yra iš apačios įskridimas. Tai čia, kadangi yra toks sąlyginai nedidelis, tai jos reikėtų kelti 3 šalia vieno kito, taip puslankio aplink medį, priglaudus prie to. Nes įsivaizduokime, atskrenda 30 patelių kokie ir atsiveda po vieną vaiką, jauniklį. Čia šitas inkilėlis vienai pateliai? Ne, čia yra kolonija. Iš šitokį vieną gali tilpti 15 kokie. Bet jeigu gyvena 30 patelių ir atsiveda po vieną jauniklį, jau 60. Tai dėl to sakom, kad reikėtų va tokius 3, aš nerodau tų 3, bet va tokius 3 mažiukus šalia. Kur jie pralenda? Jie pralenda per tokią skylutę. Kaip bitės beveik. Nu, kiti žmonės... Čia kopėtėlės jų nagučiams? Kad lengviau užsiropuoti. Ir dažnai žmonės pamatęs tokį inkilą, tai gamtoj galvoja, kad čia namelis bitėm. Bet jau dabar požiūris keičiasi, nes jau žmonės patys kelia, tai žino. Galima, tai tokius 3 reikėtų, galima iškelti, pavyzdžiui, ir tokį vieną. Čia vadinasi 2 kambarių butas, daugiakamerinis. Nes yra šikšnosparniai, kurie mėgsta apvalę landą, nes dažniausiai, miške genys iškapoja landą ir yra pripratęs prie jos. Tai yra tos rūšys, kurios mėgsta ją, bet jeigu padarysim landą viršų, paukštis įlys. Tai yra apačioj, tai čia tom rūšim, kurios mėgsta tą apvalę landą. Bet yra rūšys, kurios nelabai mėgsta, tai joms yra šitas. Tai skirtingos rūšys gali sugyventi vienam namelyje? Ne, tuo labiau čia yra pertvarta, čia yra 2 kambariai. Tas vienas įlenda per čia, nesusitinka su šitu. Jie nesipyksta? Šiaip jie nesipyksta, šikšnosparniai draugiški yra, gali žiemuoti kartu. Ko nedaryti pamačius koloniją pas save namie? Jeigu pastatuose vasaros laikotarpiu, tai aišku, jeigu įsikūrė koloniją, tai reikėtų ir leisti jiems užaugti tą vasarą. O paskui izoliuoti, jeigu nenori to šikšnosparnio, izoliuoti patekimą ir visą kitos, kad kitą pavasarį skridė, jie ten nepatektų. Bet tuo metu jiems reikia leisti kolonijai palikti saugiai. Bet dažniausiai žmonės jos aptinka žiemojimo metu, nes jie būna kaip ir letargo būsenui, įmigę, nors širdis tutvinksi ten porą kartų į minutę, tai jų negalima dirbtinai žadinti, domėtis. Kas čia kabo, man įdomus, smalsu, nes jis jaučia, girdi, pradeda fiziologiniai reiškiniai suaktyvėti, širdis pradeda tvinksėti ir taip praranda maisto medžiagos ir keletą kartų pažadinus žiemos metu įmigio, jis pavasarį tiesiog nesulauks. Ir jūsų smalsumas bus pražudingas. O jeigu ten norite atlikti kažkokius darbus, žinot, kad yra šikšnosparnis, stenkitės kaip nors tyliau, ramiau, greičiau tą atlikti. Mūsų motina gamta yra nuostabiausia, ką turime šioje žemėje. Tačiau nepažabota ji dažnai pasiglemžia viską, ką žmogus sukūrė ir apleido. Istoriniai statiniai dažnai susiduria su šia problema. Tad kruopštus mūsų visų darbas ir rūpestis gali sukurti harmoniją tarp kultūros ir gamtos. Ši užduotis tikrai nėra lengva, tačiau intensyviai ir reguliariai prižiūrint statinį, stebint aplinką ir bendradarbiaujant su specialistais galima išvengti žalos tiek pastatui, tiek gamtai. Vis dėlto labai daug gali padėti ir patys paprasčiausi darbai. Nupjauta žolė, užtaisytas išdūžęs langas ar tinkleliu užsandarintos pastogės landos. Atminkite, saugi aplinka, saugus paveldo objektas, saugus ir šeimininkas.